Aš su jumis sveikinuosi iš Čekijos, o tai reiškia, kad mes pradedam mūsų antrą ir dabar jau tikiuosi kasmetinį Eurotripą. Bet žinokit, šių metų kelionėje, man atrodo, mes apturėsime tiek nuotykių, nes mūsų laukia ir 30 laipsnių karštis, mūsų laukia griaustinis, lietus, tai nežinau, bus smagu, suksimės iš padėties. Mūsų praeitų metų Eurotripo dalis surinko beveik 100 000 peržiūrų ir taip pat gavau nemažai žinučių su klausimais dėl lokacijų, dėl maršruto. Tai dabar jau praeitų metų video aprašyme rasite tiesiog mūsų detalų maršrutą su lokacijomis ir žinoma šį kartą pačiame video, kad jums būtų lengviau, tiesiog minėsiu kiekvieną vietą, kur mes esame. Tai šiemet mūsų planai šiek tiek keičiasi, nes šiandien pajudėsime link Austrijos Alpių, bet tuomet nusuksime į Italijos Dolomitus ir didžiausią laiko dalį leisime ten ir galbūt mums pavyks nusileisti prie Como ežero. Tai va, žiūrėsime. Šiemet bus kelionė tokia. Tai einam ruoštis. Kadangi mes vėluojam čekautinti šiandien, tai valgome labai skubiai, nieko taip negaminame, bet Artūras valgys, parodyk, lęšių dal su ryžiais, Alpro proteininis toks pudingas, 20 gramų proteino. Aš valgau lęšių dal, čia po vakar buvome užsisakę, ir Alpro jogurtas, irgi 15 gramų proteino. Ir juoda kavutė. Žinokit, dar net nėra 30 laipsnių, o mes tiesiog jau mirštam, jau 20 kartų suprakaitavom. Nebus lengva. Mes nepripratę prie tokių orų. Šiemet tradiciškai išnuomavome bagažinę ant stogo, bet važiuojame su mūsų nauju mašiniuku, kuris turi daugiau vietos bagažinėje, tai sutelpam lengviau. Nuostabu. Atvykome į mūsų pirmą kempingą. Šiaip iš tikrųjų skambinom į kelias vietas ir visur buvo užimta, nes pats sezono įkarštis. Šiandien mums pasisekė ir čia buvo vietos. Atėjom į receptioną ir pažiūrėkit, čia yra parduotuvėlė receptionė. O nuo 7:30 čia buvo šviežios bandelės. Hello! Wow, jūs tik pasižiūrėkit. Eina savo. Mums šiandien pasisekė, nes mes gavome pačią paskutinę vietą šitame kempinge. Pačią paskutinę. Va čia. Štai ir mūsų vieta. Padėk. Nu nieko savo, čia chata pasidarė, mes va paprastai. Va čia yra toks kempingo centriukas ir čia yra dušai ir tualetai. Čia jau Jana tvarkosi. Nu, papasako, kur atvažiavom. Mes atvažiavom į Bažnytinio kalnelį.
Atvažiavome į Alpine Coaster. Tai va su tokiais mašiniukais dabar važiuosime nuo kalniuko. Nuo kalniuko, nuo kalno, sakyčiau. Tai čia yra miestas Kaprun. Iš tikrųjų nežinau, kaip aš pasirašiau šitam dalykui, nes man tai baisu. Eiktų. Dviese važiuosim, bus smagu. Čia žinokit, bus labai aukštai. Tiesiog kaip greitai. Žodžiu, žiauriai smagu, Hebra, ar verta? Taip. Tikrai taip. Gausim baudą, man atrodo. Viršėm greitai ten biškį vienoje atkarpoje. Sako, aš filmavau telefonas rankoje. Baby gripą. Artūras. Aš mauni. Pažiūrėkit, kiek karvučių. O jatau. O Dieve, tiesiog. Čia tiesiog yra mano rojus. Pažiūrėkit, kur Artūras. Wow. Ate. Mes jau galim, žinok, važiuoti namo, jau aš išgyvenau savo gražiausią kelionės akimirką, man atrodo. Italija! Italija! Atvažiavom į mūsų antrą kempingą, mūsų antrą nakvynę. So we look, when you need another place for the second tender, we make also this one. Okay, great, thank you very much. Žodžiu, pas mus įtampa auga, nes prasideda lietus. Vyrai skuba statyti palapines. Nežinau, kaip čia bus šiandien. Bandome rišti. Kaip tu? Eik tu sau! O Dieve, aš laikau palapines. Aš jau persirengiau, pasiruošiau lietui. Jana, tik taip pasiruošė lietui. Kol kas reikalai prasti, nepavyksta mums čia pastatyti, kad negriūtų. Vėjas aprimo, lietus irgi. Pasidarėm va tokį savo šiandien kempą ir va čia statysim stalą. Liko dar tokie lengvesni darbeliai. Lengvesni. Pasižiūrėkit, kokia graži vieta. Vau, šiek tiek gedrėja. Tikiuosi pragedrės. Žodžiu, svarbiausia, kad negrįžtų vėjas, bet man atrodo labai jaukiai gavosi. Stresiuko truputį buvo, ne? Ne. Gaminsim sriubytes, visokius greitus maistus, nes neturim jėgų kažką gaminti. Ir pinigų. Kieto ir pinigų valgyti picus ten irgi neturim. Labas rytas. Esu Italijai. Buongiorno. Šiandien jau buvo miegoti šalčiau. Mes jau miegojom su megztinukais. Pažiūrėkit, kus mano megztinės su karvutėm. Tai žinokit, kad yra lika laipsnių, tai nėra šilta.
Jo, 14 laipsnių, jie yra šilta. Nėra baisu. Nėra taip, kad labai sušalome, bet šiltoka buvo. Kažin kokie bus orai, kaip rengtis, nežinau. Kalnuose kas valandą keičiasi orai. Šiandien jau nuėjome mūsų stogelį, nes jo nebereikės. Ir pažiūrėkit, kokie vaizdai. Wow. Einam praustis. Pažiūrėkit, koks fancy čia yra pastatas. Čia tikriausiai gražiausias pastatas iš visų kempingų, kur esu buvusi. Čia yra tualetas. Pasižiūrėkit, kaip čia fancy. Čia yra va tokie tualetai. O čia yra dušai. Na ką, išsiprausiau, susitvarkiau. Galim važiuoti. Atrodo labai gražu, bet aišku, ir turistų čia netrūksta. Kaip tau šiandien tinka šitą maikę ir kepurė ir akiniai? Šaunuolis. Pagaliau tai, ko labai ilgai laukiau. O Dieve, koks geras. Gėrimas vadinasi Hugo. Tiesiog tobula. Joana dar pasiėmė tiramisu. Įdomu ar skanu šiaip? Nes Įdomu. Ne visur skanu. Pasakysi. Šviežias? Kava. Iškart nuotaika geresnė. Na ką, šiandien pirmą naktį nakvojame apartamentuose, o ne palapinėje, tai dabar atvažiavome į mūsų viešbutuką. Primeskit, su tokiu vaizdu gyvensim. Kaip jums? Atvažiavom dabar į viešbutį, kuris vadinasi Ploner. Pas mus Jana visada atsakinga už čekinus, tai laukiam, kol Jana. Aš atsakingas neužmigti už vairo. O aš tiesiog būti gražiai ir filmuoti vlogus. Princess Silvija. Artūras koks stipruolis. Viską neša. Viskas smalt. O Dieve, kaip gerai, kad mes būsime pastate, nes laukia taip karšta, mes tiesiog mirštam. O, koks kalnų namelis. Va toks pas mus vaizdas pro langą. Žiūrėkite, kaip mes prisiparkavome prie pačio krašto. Atvykome į mūsų didžiulę lokaciją, Tre Crimo di Lavadero vadinasi. Čia yra nerealūs kalnų vaizdai, tai šiandien haikinsim. Artūras dabar jau tepasi kremu nuo saulės. Nes darosi pavojinga. Darosi pavojinga. Tas žmogus, kuris čia dirba, sako, tai dar važiuokit. Mes tokie, ta prasme, dar važiuokit. Jis toks, jo, dar važiuokit. Aš tokia, jis toks, važiuokit. Tai va, taip atrodo. Tai va, čia tikriausiai yra mūsų gražiausias parkingas su tokiu vaizdu. Primeskit, stovim, žiūrim ir negalim patikėti, mes matom ten žmonės. Va, ten. Nežinau, ar matosi. Eik su savo. Šiaip čia su paprastais batais būtų neįmanoma. Tiesiog slystume žemyn, būtinai haikinimo batus su geru gripu. Būtinai. Visi
Silvija, ne čia gėlytės auga kažkaip, o pas mus namie vis negali kažkaip. Pasiekėm viršūnę. Pažiūrėkit, kiek čia žmonių. O to? O atėras? Pažiūrėkit, kokie vaizdai atsivėrė. Wow. Mes šiek tiek nusukome nuo kelio, kur mažiau turistų. Čia jau šiek tiek vėsiau, užsidėjau striukę, bet užtat yra ramu ir visa vieta tik mums. Ir mūsų užduotis yra apeiti va taip ir aplink į kitą pusę. Tai dar laukia ilgas kelias. Outfit of the day. Gražu. Ačiū. Pertraukėlė. Sėdėm, nepasėmėm maisto. Draugai ten sėdi valgo skaniai. Mes tiesiog žiūrim. Vandenukas? Daug aš toje aplaistys ateik, bus fainiau. Na ką, mūsų stotelė pasisioti, atsigerti ir judėsim toliau į tą pusę. O šiaip mes jau einam 3 valandas, tai manau, kad mums liko apie valandą dar eiti. Žinokit, mes jau taip pavargom, o kelias dar nesibaigė. O Dieve, nežinau, dar čia kokią valandą eiti. Mes jau prie mašinos ir Artūrai, kokia mūsų statistika? Statistika yra 3 valandas 40 minučių ir sudeginau 1200 kalorijų. 1200 kalorijų, nuostabu. It's the tallest sound, the damn smallest crowd, but their hearts break loud. Far from ever feeling lost with me. I'll push you back towards. Na ką, labas rytas. Mes šiandien atsibūdome 3 valandą nakties, kad spėtume atvažiuoti ir pamatyti saulėtekį. Tai dabar esame Paso Džiau ir saulėtekis jau prasideda ir labai gražus vaizdai atsiveria iš čia. Atvažiavome iš ten ir kažkur iš apačios. Einu dar paeisiu aukščiau, pasižiūrėsiu iš kito kampo. Vau, iš čia viskas dar gražiau. Tiesiog, kur be pažiūrėsiu, visur tobula. Na ką, mes jau pasitikome saulutę ir žinokit, tikrai verta buvo atsibusti 3 valandą nakties ir atvykti čia, nes vaizdai atsivėrė tiesiog nerealūs, labai gražios spalvos ir be to ne kiekvieną dieną pasitaiko proga pasitikti saulėtekį kalnuose. Tai žinokit, labai gražu, tikrai verta, 100% rekomenduoju. Ir žinokit, po mūsų praeito hikingo mes labai gerai pailsėjome, nes 2 naktis nakvojame tame pačiame kempinge prie labai jaukaus miestelio ir kempingas mums patiko. Tai mes tiesiog visą dieną ilsėjomės, valgėme ir maudėmės baseine, nes ten prie pat kempingo
Svingo buvo labai gražus, šiltas, geras baseinas. Tai mes tiesiog maudėmės, mėgaujomės saulutę, buvo 30 laipsnių karščio, tai tas baseinas buvo tiesiog tobula, mokėjome 11 eurų už 3 valandas. Tai nenorėjau nieko filmuoti, tiesiog norėjome gerai pailsėti ir dabar jau esame tokie atsigavę ir pasiruošę judėti toliau. Būsime su tokiu vaizdu iš vienos pusės. Iš šitos pusės mes turime va tokį gražų vaizdą. Ten toliau matosi pilis. Ir vėl iš naujo viską. Gerai, kad dugno nespainės paėmiau. Labai prireikė. Prireikė prie plus 5 laipsnių. Taip sakant, sugrįžai į nusikaltimo vietą, ne? Šiandien naktį buvo atėjęs prie mūsų ir kažką pavogė. Sakyk, ką tu pavogiai šiandien naktį, ką? Aš tik tai girdžiu kažkokius garsus, iškišu galvą iš palapinės, o ponas va iš ten jau nešasi kažkokį maišą. Ką tu išsineši naktį, ką? Nu, žinokit, abejoju, ir šitas katinas veganas, tai tikrai pas mus nieko nerado, bet ar ta neranda savo dešros? Savo dešros. O, suėjo. O. Oi. Oi, koks tu saldus. Tai kaip galima tave barti? Oi, koks saldas. Mes šiemet planavome keliauti 12 dienų, bet dėja mums nepavyks to padaryti, kadangi mus kaip ir visą Europą užplūdo karščio banga. Ir yra tiesiog neįmanoma nei keliauti, nei vaikščioti, nei miegoti palapinėje. Karštis yra visiškai neįmanomas. Mes visi nepernešom karščio, todėl pagalvojame, kad mes tikrai pakankamai pamatėm, pakankamai pakeliavom ir nusprendėm jau judėti link namų. Tai šiandien pajudėsime atgal link Čekijos ir vėliau link Lietuvos. Tai šiemet bus tokia trumpesnė kelionė ir trumpesnis vlogas. Na, bet tikiuosi, kitais metais bus 3 sezonas. Tai čia aš su jumis ir atsisveikinu. Ačiū, kad pažiūrėjote šitą video iki galo ir iki kitų kartų.